Labas, Birutė. Labas, Irmantai. Kaip tau sekas? Puikiai. Puikiai, šaunu. Tai tada papasakosiu, dėl ko mes čia susirinkom. Tai mes su Birutė prieš 3 ar 4 savaitės turėjom mobilumo testą, jeigu neklystu, atrodo, jo. Ir, ir šiandieną sutika Birutė pasidalinti savo rezultatais po 3 savaičių, tai aš ją užduosiu jai kelius klausimus. Ir galbūt būsimiems mano klientams tai padės apsispręsti dėl sporto programų. Tai nuo pirmą klausimą pradėsiu. Ką esi iš vis girdėjus, Birutė, apie mobilumo testą prieš mums susipažįstant? Nieko nebuvau girdėjęs apie tai ir iš tikrųjų dar prieš mums susipažįstant aš lankiau sporto klubą Mhm. ir ieškojau, 3 mėnesius sportavau pati ir ieškojau po to trenerių vadinamo, ar ne? Vienas susiradau ir aš ten su juo turėjau tą vadinamą interviu ir taip toliau, bet, nu, man kažkas nepaėjo, nepatiko ir, žodžiu, aš nepasirašiau tam. Ir būtent su juo bendraujant, jisai man nieko tokio net nepasakė apie tą, vat, būtent mobilumo testą. O kai su jumis susipažinau ir būtent apie tą mobilumo testą, kaip jį atlikti ir kaip tu matai, kokios tau vietos yra problematiškos, ko tau iš viso negalima daryti, tai čia aš manau turėtų kiekvienas treneris nuo to ir pradėti. Tu truputėlį užbėgai už klausimą, tai tada ir paklausiu, ką tu sužinojai apie save po mobilumo testą. Ką aš sužinojau po mobilumo testo, aš sužinojau tai, kad pas mane klubų sritis, nu viskas yra nuo klubų, pagrindė visus problemos pas mane Taip. prasideda, ne klubai užsidarė, neatsivėrė ir iš tikrųjų aš galiu tai patvirtinti, nes, daleisim, man neidavau padaryti į šoną didesnio, kaip čia pasakyti, žingsnio, ne žingsnio, ar įtupsto kažkokio tos amplitudės man neidavau padaryti, nes būdavo tiesiog baisinis skausmas ir tiesiog aš matydavau, aš negalėdavau atvert Jo. kojų, kas 45 gal laipsnių kampas būdavo tik pas mane. Tai tą aš tikrai galiu patvirtinti. Ir nuo būtent, kad nuo klubų pas mane visus problemos į dešinę daugiausiai pusę tai buvo ir kojos problema, ir pečių ir rankos. Jo, tai dar papasakos, tą mes ir išsiaiškinom per tą mobilumo testą, kad yra problematiškas vietas su klubais. Ir kaip ir tu gerai paminėjai, tą ir išsiaiškinom, kad dar visą pusę tau eina ir nuo klubų. Tai tą aš žinodams, aš Birutei sudariau sporto programą, palei katrą jinai sportuoja jau 3-4 savaitę, turbūt nebijant. Ir mes tuos klubus, tas pėdas, tos keliai dar liktai pas tavęs buvo nesilpnesni. Buvo taip, būtent dešinės pusės, visa dešinės pusės, ta visa dešinė pusė, manau, silpniausia pusė buvo. Jo, Kaip aš esu iš tikrųjų dešinę ranką viską darau ir dešinė koja yra žengiamoji. Tai vat kažkaip keista buvo, kad silpnesnė pusė buvo dešinioji man. jo, taip. Tai mes tą sužinoję, aš sudariau Birutei specialią sporto programą, kuri jin sportuoja namuose pagal juos turimus įrankius, tai kaip atsimenu, gantelis yra ir gumas. Ir savo svoris, tai ir gerinam tą visą mobilumą, tas klaidas, kelius stiprinam ir judam į priekį. Gal tu, Birutė, pasidalinsi savo rezultatais po 3 savaičių, ką tu gavai. A, mano mobilumas pasitaisė žymiai. Aš jau ir man tai minėjau po pirmos Pirmos savaitės. savaitės aš atsimenu, kai tu sakai, tai Jau tikrai buvo nuostabu. pamačiau rezultatą ant klubų, kad pas mane visai kitaip pradėjo visa stovėsena netgi. 2 savaičių laikotarpį aš netgi pastebėjau, kad aš pati visą, kaip pasakyti, išsitiesiau, paaukštėjo, galima taip sakyti, nes iš tikrųjų, kaip vaikščiu vis tiek namie ir paskui tu jau atrodus įsitiesęs, tu daugiau matai, kažkaip ta amplitudė visą matymų pasikeitė. Tai va, mano tokie visi dalykai ir nei kelį neturiu problemų skausmų, nei petinės tikrai, tai va, būtent dešiniais visos pusės, tai viskas pasikeitė į gerą pusę.
reiškia, viskas eina. Ir dar mes su Birute neįsiskirsim, mes dar 3 mėnesius mažiausia bendrausim, nes reiktų dar sutvarkyti Birutės pečius, juos išlyginti. Gal paskiau ateityje Birutė pasidalinti savo rezultatais, kokie buvo prieš, kokie bus ateityje. Tai to mūsų keliai neįsiskiria. Ar sunku, Birutė, yra sportuoti palei tą sporto programą, kad aš sudariau namie tau? Tikrai ne ir aš rekomenduočiau netgi, kas nori pradėti, tai nereikia tikrai net jokių ten tų ar vadinamų nenhantelių, gali Jo, prisipilt butas ar penklis. fantazijos. Azijos reikalas, tam yra netgi ir mes turim namie ir laiptus ir visa kita, tai čia Jo, super. gali to, kas suras. Tos pačios durys irgi gali būti. Nu, žodžiu, nereikia iš tikrųjų visų tų Salės įrankių. yra. Taip, galim pilnai sportuoti namie. Tai kam fantazijos trūks, galit kreiptis pas Birutę, jinai jums duos patarimų, kaip namie galim sportuoti be jokių salės įrankio ir su minimaliom investicijom į save. Jo, super. Ir dar tada paskutinį klausimą užduosiu. Kam tu, Birutė, rekomenduotum mano, pavyzdžiui, paslaugas, mano sporto programas, mano mobilumo testus? Rekomenduočiau iš tikrųjų visiems, kurie nori pradėti sportuoti, o gal iš tikrųjų netgi kai kurie jau sportuoja ir turim tam tikras problemas, kaip daleiskim kažkokius skausmus, tai aš rekomenduočiau tiem žmonėm išsiaiškinti iš tikrųjų, kodėl taip vyksta, nes gal iš tikrųjų jūs netaisyklingai kažką atliekat, nes kaip ir mano atveju buvo, aš negalėjau pritūpimų daryti su svoriais, mes tai irgi išsiaiškinom, kas man buvo keista iš tikrųjų. Tai aš tikrai sakau, rekomenduočiau visiems, kas turi problemų, netgi ir su nugara, nu, visokiausių problemų, netgi tie patys žmonės, kurie ir sportuoja. Jo, Birutė. Kreiptis į. Ačiū, Birutė, gerai tu pastebėjai, kad tu negalėjai įtupstus daryti, bet tu juos greitai galėsi pradėti daryti su štangom, kaip mes sutvarkysim tavo klubus. Ir jie, kaip suprantu, greitai bus sutvarkyti tokiais tempais ir tu pilnai galėsi salėje daryti tos įtupstus pritupimus su štangom be jokios žalos savo. Taip. Tai tiek tada, Birutė, ačiū tau, kad pasidalinai savo pasiekimais ir tau gražios dienos tada. Dėkui, jums taip pat. Iki, Birutė, tada.